Tai yra meditacija, leidžianti susidraugauti su savo kūnu. Šis balsas jūs nuves į bendravimą su savo kūnu ir protu. Minutėlę pasvarstę nutarkite, kokią savojo kūno problemą šiandien norėtumėte spręsti. Kad ir kokia būtų problema, mes manome, jog ją sukūrė jūsų pasąmonė. Jog viduje glūdinti tam tikra jūsų dalis kažkaip stengiasi jums padėti, apsaugoti jūs tuo kūno simptomu. Ši dalis yra ištikimas jūsų tarnas, todėl vadinsiu ją sergėtoja. Ir jei to dar nepadarėte, dabar užsimerkite ir sutelkite budrų dėmesį į save. Kaip jaučiatės? Suteikite sau tiek erdvės ir pagarbos, kad galėtumėte būti tokie, kokie esate. Suvokite, jog ten, kur jūsų kūnas, yra ir jūsų gyvybė. Neprarasdami šio budrumo, dabar suraskite patogią, gulimąją ar sėdimąją padėtį. Padarykite visą, ko reikia, kad jaustumėtės iš tiesų patogiai. Ir imkite atsipalaiduoti, atsiriboti nuo visko, atsisieti nuo visų išorinio pasaulio rūpesčių ir grįžti į save, tiesiog būdami su savimi. Atsipalaiduokite, iš karto pasijusdami tokie, kokie esate. Paleiskite visą šiuo metu nereikalingą įtampą. Iš raumenų, iš kaulų, galbūt iš širdies kertelės. Paleiskite ją. Paleiskite ją ir leiskite visiškai sau nieko nedaryti, atsipalaiduoti. Dabar giliai jumyse tegu gimsta garsas. Garsas ir pojūtis garso taip. Taip savo gyvenimui, taip sau pačiam. Tarkite jį, tegu jis stiprėja ir su kiekvienu taip jūs vis labiau atsipalaiduojate. Taip, 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 taip. Taip, 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 taip. Dabar grąžinkite garsą į save, kur jis tegu aidi, kaip gera dvasios savybė, kaip aromatas. Ir tegu šis jus su savimi siejantis ryšys veda jūs, veda į įvairias jūsų kūno dalis bei organus, kuriems šiandien reikia jūsų ypatingo dėmesio. Ir tuomet kalbėkite kiekvienai savo kūno daliai sava kalba, vartodami savo žodžius. Noriu labiau priartėti ir būti tavo draugas. Niekada nesusimąsčiau apie tai, jog tu tarnavai man visus šiuos metus, o aš tau nei nepadėkojau. Tada klauskite, ir ar yra kas geriau, ką ateity galėčiau tau padaryti. Dabar tegu jūsų dėmesys persikelia į tą kūno vietą, kur pajuntate trauką,
Susijunkite su ta dalimi, dėkokite jai ir klausykitės, stebėkite, jauskite jos atsakymą. Šnabždėkite savo, nes tai padės jums likti sąmoningiems ir budriems. Ir kol jūs sąmoningai kalbate savojo kūno dalims, tegu jūsų pasąmonė žino, galinti vis tvirčiau sujungti budrumą ir atsipalaidavimą, kad šie išliktų bet kur jums einant ir bet ką darant. Ir kai tik jūsų mintis nuklysta, grąžinkite jas į savo kūno dalis. Susijunkite su jomis, dėkokite joms, klausykitės, stebėkite, jauskite. Kad ir kurioje kūno dalyje dabar būtumėte, dėkokite jai, klausykitės jos, stebėkite, jauskite ją.
Po akimirkos aš paprašysiu jūsų sutelkti dėmesį į kvėpavimą. Jauskite save kvėpuojančius. Čia ir dabar. O dabar pasiruoškite 3 kartus įkvėpti labai giliai. Vėl tapkite labai budrus, labai sąmoningi. Taigi, giliai įkvėpkite ir vėl ir vėl ir persismelkdami šiuo budrumu, su kiekvienu iškvėpimu panirkite į vis gilesnę atsipalaidavimo būseną. Ir štai jūsų kūnui ilsintis čia, imkite jį visą suvokti. Jūs žinote, kaip šiandien atrodo jūsų kūnas. Jauskite jį dabar, nuo viršugalvio iki kojų pirštų galiukų, kairįjį jo šoną, dešinįjį, išorę, vidų. Suvokite savo kūną kaip visumą, kaip esybę su daugybė įvairių dalių ir funkcijų, kaip slėpinį, kuris yra jūsų namai. O dabar pradėkite kalbėti visam savo kūnui, šnabždėkite savais žodžiais. Noriu prieiti arčiau ir būti tavo draugas. Niekada negalvojau apie tai, jog tu tarnavai man visus šiuos metus, o aš tau nė nepadėkojau. Ir ar yra kas nors, ką ateityje galėčiau geriau tau padaryti? Bendraukite su savo kūnu, šnabždėkite, išlikite budrus ir sąmoningi. O jūsų kūnas galbūt jums atsakys vaizdiniais, jausmais ar žodžiais.
klausykitės, bendraukite su savo kūnu. Ir jei to dar nepadarėte, dabar galite sugrąžinti savo balsą į vidų. Taip, patirtis ir mokymasis klausyti savo kūno tęsis. Tam, kad galėtumėte išsaugoti rūpestingą dėmesį savo kūnui kiekvieną akimirką. Dabar dar kartą paprašysiu jūsų giliai įkvėpti ir vėl tapkite labai sąmoningi. Taigi, giliai įkvėpkite ir vėl ir atsipalaiduokite. Kad ir kaip būtumėte atsipalaidavę, jūs išlaikysite ryšį su šiuo balsu. O dabar pajuskite ar prisiminkite konkretų savo kūno negalavimą ar sutrikimą, į kurį šiandien norėtumėte susitelkti. Jeigu jis yra dabar, jauskite jį. Arba prisiminkite aplinkybes, kaip jis pasireiškė anksčiau. Kur jūs buvote? Kas vyko? Ką darote, kai tas negalavimas pasireiškia? Ir ko nedarote dėl jo? Prisiminkite. Kad ir koks būtų tas negalavimas, jūs galite žinoti, jog jūsų pasąmonės dalis yra už jį atsakinga. Ir ši dalis taip stengiasi jums padėti, apsaugoti jūs, kažką jums duoti. Todėl pavadinsiu šią dalį sergėtoja. Taigi dabar paklauskite savo sergėtojos, ką konkrečiai stengiasi mano labui padaryti, kuo man padėti, nuo ko apsaugoti, kad davei mano kūnui šį negalavimą. Kokią žinią man siunti? Klausykitės, stebėkite, jauskite.
taip, ką tokiu būdu man stengiasi padaryti? Kokia tavo žinia? Nuo ko apsaugoti mane nori? Ko man reikia? Ir jei šiandien gavote ar ne protu suvokiamą atsakymą, bet kuriuo atveju dabar galite paprašyti savo sergėtojos susisieti su kūrybine jūsų esybės dalimi, jūsų vidiniu kūrybingumu ir kartu rasti bei sukurti jums 3 alternatyvas, 3 naujus būdus, kaip elgsitės ir išreikšite save ateityje. 3 naujus būdus, kuriais bus įgyvendinti teigiami sergėtojos ketinimai. Kol jūsų sergėtoja bei kūrybinė galia kuria jums tuos naujus būdus, galite nieko nedaryti, tik stebėti šį procesą.
Šiam alternatyvų kūrimo procesui tebevykstant, jūs prašote savo sergėtojos ir kūrybinės galios eiti kartu, eiti į tą vidinę erdvę, kur susitinka vaizduotė ir vizija, sapnai ir svajonės. Ir ten, tarytum repetuodamos, jos kuria galimas būsimas situacijas jums žinomoje aplinkoje su jums pažįstamais žmonėmis. Situacijas, kuriuose jūs lengvai išreikšite save tais naujais būdais. O kūnas yra sveikas ir natūralus. Ir jūs stebite, o jūsų sergėtoja tikrina. Būsimos situacijos. O kūnas yra sveikas ir natūralus. Ateities prisiminimai, o kūnas yra sveikas ir natūralus. Ir sergėtoja tikrina, o jūs stebite? Ateities prisiminimai, o kūnas yra sveikas ir natūralus. Ir sergėtoja gali toliau tikrinti bei keisti tuos naujus, šiandien rastus elgsenos būdus. Kadangi sergėtoja buvo atsakinga už seną kūno negalavimą, jūs dabar galite prašyti sergėtojos, kad ji būtų atsakinga ir realiai jums padėtų tas šiandien rastas naujas kryptis susieti su gyvenimu ir elgesiu. Taip darykite visą mėnesį, tikrindami, ar tos naujos alternatyvos iš tikrųjų jums puikiai tinka ir yra naudingos. Ir kai jos pasirodys esančios labai naudingos, tęskite ir po mėnesio. Jums nereikia čia nieko sąmoningai daryti, tik atsipalaiduoti ir tikėti savo vidiniu vyksmu. Sergėtoja žinos,
jau viskas gerai. Laikas atsisakyti šio seno apsaugos būdo. Metas leisti atsirasti naujai pradžiai. Vis priminti kūnui grįžti į savo natūralią ir sveiką būseną. Taip jums vėl ims vadovauti jūsų kūno išmintis. Klausykitės jos, stebėkite, jauskite jos žinutes. Ir jūsų kūnas jums pasakys, kuriuose situacijose būti ir kurias reikia palikti, ką valgyti ir ko nevalgyti, ką gerti ir ko ne. Jūs galbūt turite įprotį, kurio metas atsisakyti, nes jis jums yra tiesiog nedraugiškas. Elkite su savimi taip, kaip draugas elgiasi su draugu. Dabar galite paprašyti sergėtojos, liepti kūnui paleisti tą skausmą ar negalavimą, grįžti į natūralią būseną. Pajuskite tą kūno dalį, kurioje buvo pasireiškęs tas negalavimas, ir sakykite jai, aš tave myliu. Ir dabar metas tau klausyti sergėtojos, kad galėtum grįžti į savo natūralų būvį, darnų, sveiką ir laisvą. Jūsų kūnas sugeba ir laisvai gali save pagydyti. Juk ir anksčiau daugybę kartų karščiavimas nuslūgdavo, sumušimai ir žaizdos užgydavo. Dabar savo saulės rezginyje įsivaizduokite auksaspalvę saulę. Ir ši auksaspalvė saulė siunčia gydomąją energiją į visas kūno vietas, kurioms jos reikia. Auksaspalvė gydomoji energija dabar teka visų jūsų kūnų, liesdama, glostydama viską, kam reikia gydymo, tarsi šiltas auksaspalvis vanduo, maudantis jūsų sielą. Jauskite ją tekant, regėkite ją srūvančią visų kūnų, gydančią auksaspalvę, sušildančią tai, kam reikia šilumos, ir atvėsinančią tai, kam reikia vėsos, liečiančią viską, kam reikia gydymo, glostančią. Jauskite. Regėkite.
kūnas gydomas, grįžta pusiausvyra. Gydomoji energija teka ir į jūsų širdį. Leiskite užgyti senoms žaizdoms, kurias galbūt ilgai nešiojote širdyje. Taip, taip, laikas joms užgyti. Tegu jūsų širdis atsipalaiduoja ir vėl būna tuščia, kad galėtų gauti ir duoti. Širdis gydoma, grįžta pusiausvyra. Gydomoji energija taip pat teka į jūsų protą. Sena pavydi mąstysena, pernelyg riboti sprendimai, pasenę jus apribojantys įsitikinimai, perauga į platesnę viziją. Įgyjate naują požiūrį į savo gyvenimą, į save. Tegu jūsų protas atsipalaiduoja ir tiki jūsų gyvenimu, tiki jumis. Protas gydomas, grįžta pusiausvyra. Leiskite sau vėl nustebti, kad jūsų gyvenime rastųsi naujų potyrių, atsivertų nauji horizontai. Ir gilėja jūsų supratimas, jūsų protas, kūnas ir siela yra viena. Dabar pajuskite savyje kylant garsą taip. Kiekvienas taip, kurį girdite ir jaučiate viduje, pakylėja jūsų dvasią šiek tiek aukščiau. Kiekvienas taip padaro jūs sąmoningesnius ir budresnius. Taip. Dabar pradėkite kartoti taip. Taip. Leiskite taip garsui ir jausmui atnešti jūs į dabarties akimirkos suvokimą ir budrumą. Grįžkite čionai į šią akimirką. Būkite žvalūs, budrūs ir sąmoningi. Taip. 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 Dabar galite giliai įkvėpti. Kvėpavimas yra naujumas ir budrumas. Jauskite savo kūną. Galbūt jis nori pajudėti, išsitiesti. Ir kai atsimerksite, būsite visiškai žvalūs
ir budrūs.